Kaip apibrėžti kūrėją, kuris atsisako tilpti į vieną rėmą, kuris lygiai taip pat užtikrintai juda klasikinėje scenoje, kaip ir šokiruoja žiūrovą avangardiniuose pastatymuose. Ta, kuris šoka su baleto tikslumu, bet dėvi karnavalo kaukę. Gytis Ivanauskas. Jo vardas Lietuvos judesio meno žemėlapyje žymi ne tik choreografą, šokėją ar režisierių, bet ir epochą, maišto prieš konservatyvumą, estetikos permainų ir žanrų laužymo epochą. Mes žvelgiame į vieną unikaliausių profesionalių Lietuvos judesio meno praktikų. Ivanausko kelias prasidėjo nuo disciplinos. Jis baigė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos baleto skyrių ir savo profesionalaus šokėjo karjerą pradėjo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Tačiau klasikinio šokio rėmai jam greitai tapo per siauri. Gijo. Tai 2005 metais įkurta Gyčio Ivanausko trupė, kuri tapo jo manifestu. Tai buvo atsakas į nusistovėjusias normas. Gytis Ivanauskas pasitraukė nuo baleto ir šiuolaikinio šokio, siekdamas sukurti visiškai naują, eklektišką judesio kalbą, kuri nebūtų įsprausta į apibrėžimus. Jis tapo tiltu tarp to, kas buvo priimta, ir to, kas buvo uždrausta. Jo tikslas buvo ne tik šokti, bet ir režisuoti kūnus, emocijas ir erdvę, taip, kad žiūrovas taptų ne stebėtoju, o įvykio dalimi. Ivanausko kūrybos braižas lengvai atpažįstamas. Jis drąsiai maišo aukštąjį meną su popkultūra, grotesku ir šiuolaikiniu cirku. Jo spektakliai dažnai yra vizualiai persotinti, ekscentriški ir provokuojantys. Kodėl kaukės, ryškus grimas ar moteriškumo ir vyriškumo archetipų žaismas? Tai nėra tik dekoracijos. Tai menininko įrankis narplinti esminius klausimus – tapatybė, socialiniai vaidmenys ir menininko vieta pasaulyje. Pavyzdžiui, projektai kaip antai Marija nagrinėjo moteriškumo esmę per stiprią, teatralizuotą prizmę, ištrindami ribas tarp lyties ir spektaklio. Be to, Gytis Ivanauskas Lietuvoje vienas pirmųjų pradėjo aktyviai integruoti šiuolaikinio cirko elementus į judesio meną. Akrobatika ir plastiškumas naudojami ne tik dėl efekto, bet ir dėl to, kad maksimaliai išplėstų žmogaus kūno galimybės ir apribojimus scenoje. Šis žanrų mišinys tapo jo kūrybos vizitinė kortele. Gytis Ivanauskas pakeitė požiūrį į tai, koks gali būti judesio menas. Jo kūryba tapo gyvų pavyzdžių, kaip profesionalus menas gali kalbėti žiūrovui suprantama kalba, neaukodamas savo meninės vertės. Jo darbai sulaukia tarptautinio pripažinimo, demonstruojant Lietuvos judesio meno gyvybingumą ir drąsą pasaulinėms auditorijoms. Gijo grupė buvo nuolat kviečiama į prestižinius festivalius, patvirtindama jo pasirinkto kelio teisingumą. Šiandien Gytis Ivanauskas tai kūrėjas, kuris nuolat primena, kad menas yra gyvas. Jam reikalingos pastovios metamorfozės. Jis yra drąsos, talento ir visų pirma laisvės judėti už komforto zonos ribų simbolis. Šis palikimas užtikrina, kad Gytis Ivanauskas liks viena esminių figūrų formuojančių ateities Lietuvos judesio meną.